Atsimenat šitą vietą, va, nu čia link į šito Lidlo einant, toks buvo baisus takelis, nu einant va vaikams į pradinę mokyklą, jeigu šitos pusės, o pažiūrėkit, padarė. Aišku, čia su tuo užšlavimu pas jas kažkokia problema, bet jau tiek to. Mes apie tai nekalbėsim, dabar pavasaris, žiūrėkit, jau medžiai sprogę, pumpurai, toj lapai bus žalia, gražu, šilta ir jau kažkiek tai patvarko ir tos gerbuvio, nes jeigu jūs pažiūrėtumėt senus projektus, kur daryti seni takeliai, gerbuvis kaip išdraskytas, taip ir išdraskytas. Pavyzdys einant link nuosavų namų, kur vienoj pusėje buvo dviračių takelis ir padarė kitoj pusėje. Jūs pažiūrėkite ten gerbuvis. Bet čia tikrai va, padarė takelis lygus. Viskas puiku. Nu va, 1000 elektriniečių. Matot, kai visuomenė pradeda domėtis ir atrodė prieš 2 metus, kažkas tai neįtikėtino, taip? Niekas nevyksta tame mieste, takeliai nesidaro, viskas sovietinė. Nu, iš tikrųjų buvo tikrai nedaug daroma, buvo daroma, kiek ten ES lėšų gaunama, kažkokį taką vis šiek tiek palipdamo, kad jau tie seni takeliai ir visa kita nieks nedaroma. Kai visuomenė pradėjo klausimus kelti, domėtis, viskas labai greitai pajudėjo. Tai iš tikrųjų toks šventinis laikotarpis, Velykos jau rytoj, visus su gražia nuotaika, šventinė nuotaika, stiprių, gražių margučių ir turim šiokių tokių ir postumių, poslinkių mūsų mieste, kas iš tikrųjų po truputį pradeda džiuginti. Aišku, norėtųsi gerokai daugiau ir norėtųsi esminiuose klausimuose postumių, bet ne apie tai. Pasidžiaugim savaitgaliu ilguoju, pasidžiaugim šeimos rate. Vaikams šitą šventę labai patinka su margučiais. Tad suteikim jiem džiaugsmo. 1000 elektriniečių. Iki visiems.